Norite pasistatyti namą, bet neturite tam pakankamai pinigų. Bankas kaip ir duoda paskolą, bet vis tiek lieka neaišku, kaip, už kiek, kas. Viskas tikrai atrodo sudėtinga ir neaišku iš vis nuo ko pradėti. Visų pirma, reiktų įsivertinti savo galimybes. Pateiksiu lengvą pavyzdį, kuris duos jums suprasti, ar verta veltis į šį procesą. Kad būtų lengviau, skaičiuokime 100 kvadratų namelį. Ir pradėti reikia nuo kainos. Vieno bendro ploto kvadratinis metras jums kainuos apie 2000 eurų iki raktų. Didesnių namų plotas kainuoja mažiau, mažesnių daugiau. Taigi 100 kvadratų namelių jums reikės 200 000. Bankas jums suteikia paskolą pagal turto vertę ir pagal jūsų galimybes ją išmokėti. Pavyzdžiui, jūs jau turite sklypą ir bankas jums sako, mes suteiksime tau 200 000 eurų. Reikia suprasti, kad tos 200 000 eurų gausite nuo 240 000 eurų vertės, nes bankas 20% pasilieka kaip užstatą. Bet kadangi jūs jau turite sklypą, tai sklypo ir namo bendra vertė ir bus apie 240 000. Skamba viskas puikiai. Matematika dėliojasi. Bet nuo ko pradėti? Statybininkai tai juk nepradės už dyką, o su banku pasirašyti sutartį galėsite tik tuomet, kai namą pastatysite 40 ir daugiau procentų baigtumą. Pasakysiu, ką siūlome mes. Sumokate mums 10% nuo namo vertės ir mes jums pastatysime namą iki 40-50 procentų baigtumo, kad jūs galėtumėte jį užstatyti bankui. Po to, kai jūs jį užstatysite bankui, bankas jums išmokės pinigus, toliau jau jums dėliosis finansiniai srautai, tai yra jūs dalį atsiskaitysite su mumis, dalį mes vėl jums finansuosim, jau po sutarties pasirašymo statyba tampa labai netgi saugi. Kad būtų paprasčiau, reziumuoju. Namo vertė 200 000 ir jei bankas jums duoda 200 000 plus jūs turite savo sklypą bei dar 10% nuo namo vertės, reiškia, viskas dėliojasi. Jei kažkurioje vietoje nesidėlioja skaičiai, siūlau net nepradėti statybų, nes liksite, kaip sakoma, it musę kandę. Greičiausiai su nepabaigta statyba ir krūva galvos skausmo. Primenu, kad tai yra klasikinis pavyzdys 100 kvadratų namelio statybai. Didesnių namų ploto kaina yra mažesnė, o mažesnių didesnė. Situacijų būna labai įvairių, kartais brangesnis sklypas, kartais mažiau duoda paskolos, kartais tiesiog labai mokus klientas ir bankas labai lengvai jam išduoda paskolas. Nepaisant situacijos individualumo, pagal mano pateiktą schemą galite įsivertinti savo individualią situaciją. Ir jei jūs nusprendėte statytis namą, tai tikriausiai žinosite, į ką kreiptis. Ačiū Jums už dėmesį. Iki kitų kartų.